Kai tau 21, tu galvoji, kad tavo kūnas nesunaikinamas, kad rimtos ligos kažkur pas kitus, pas vyresnius. Tu negalvoji apie insuliną, negalvoji apie gliukozę, negalvoji, kad organizmas vieną dieną pradės naikinti pats save. Ir jau tikrai nesitik išgirsti sakinio, kuris daugeliui moterų skamba kaip nuosprendis. Turėti vaikų jums bus labai rizikinga. Tuo metu buvau studentė ir tiesiog po naujųjų metų pradėjau jausti, kad mane troškina. Dar pasijuokiau, kad turbūt atšventėm gerai, nes troškina jau savaitę. Aišku, nieko tam blogo nebuvo, bet toks juokas. Po 2 savaičių jau buvo visai nejuokinga, nes vis dar labai troškina, galų gale nebesinorėjo valgyti, jau labai nesinorėjo ir pradėjo kristi svoris, bet tiesiog labai blogai. Jau pradėjau galvoti, kad kažkas čia vis dėlto netroškino, kažkas daugiau. Atsiverčiau knygą, kažkokią netyčia radau savidiagnostikos knygą, pagal simptomus gali susirasti diagnozę. Pagal mano simptomus buvo 2 galimos diagnozės – cukrinis diabetas arba vėžys. Pirmo tipo cukrinis diabetas dažniausiai smogia staiga. Taip staiga, kad žmogus iki paskutinės minutės save ramina. Čia tik nuovargis, čia tik stresas, praeis. O paskui ateina diagnozė, po kurios gyvenimas jau dalinasi į 2 laikotarpius – iki ir po. Pirmiausia, tai reikia atkreipti dėmesį į simptomus, kurie yra tokie pagrindiniai turbūt įtariant pirmo tipo cukrinį diabetą, tai troškulys, burnos džiūvimas, dažnas šlapinimas, svorio kritimas. Labai gražus iliustruojantis pavyzdys, kurį man pateikė kažkada mama, kai jinai pastebėjo, kad vaikas pradėjo gerti iš vazos vandenį. Sako, tada aš supratau, kad kažkas ne taip. Tai va toks iliustruojantis pavyzdys, kai supranti, kad jau tu tikrai ieškai priemonių, kaip pasotinti savo troškulį. Vidutiniškai išgeriam turbūt iki 2 litrų skysčio, o jeigu mes geriam 5 litrus, 6 litrus, tai reikia netgi ir 4 litrus, priklausomai turbūt nuo svorio, reiktų atkreipti dėmesį. Jeigu yra dažni pūliniai, negyjančios žaizdos, kartojasi infekcijos dažnas, ypatingai šlapimo takų infekcijos, tai galėtų būti signalas, kad kažkas su imuninė sistema ne taip, kad gal vis tik tai yra jau cukraligė. Ir jeigu šie požymiai yra, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją, kad būtų atliktas gliukozės tyrimas, šlapimo tyrimas įvertinti, ar nėra ketonų. Ir patikslinimui, ar tai yra pirmo tipo cukrinis diabetas, atliekamas antikūnių tyrimas, specifinių antikūnių. Žinoma, kad 10% pirmo tipo cukrinio diabeto nenustatome mes autoantikūnių ir remdamiesi kliniką diagnozuojam pirmo tipo cukrinį diabetą arba dar kitaip galim pavadinti idiopatinis, nepatikslintos priežasties, nes nenustatėm autoantikūnių. Diagnozė ateina greitai, bet tikras smūgis dažnai ateina vėliau, kai jauna moteris pradeda googlinti, ar diabetikė gali pagimdyti sveiką vaiką, kai vyras pradeda bijoti ne savo ligos, o minties, kad ją gali perduoti savo vaikams. Ir būtent tada prasideda sunkiausia dalis, kai žmogus pradeda bijoti ne dėl savęs, o dėl savo būsimų vaikų. Galvoju, prisiminus tuos laikus, kuomet tik atėjo rinka insulinai, tai tikrai turėjau ne vieną pacientą, kuriems sakydavo, kad vaikų, žinokit, sergantiesiems diabetų negalima turėti, nes bus apsigimimai, bus blogai. Tai iš tikrųjų tikrai esu turinti ne vieną pacientą, kurie tuo tiki ir vaikų vengia ir vaikų neturi. Tai žinokit, tai yra, aišku, iš nežinojimo, vis tik anksčiau mes tikrai tų žinių daug neturėjom. Šiandien dienai sakome, vaikučių planuoti ir turėti sergantiesiems diabetu tikrai galima, tikrai reikia. Pats pirmo tipo cukrinis diabetas tikrai neturi įtakos vaisingumui. Jeigu ilgą laiką bloga diabeto kontrolė, didėja oksidacinis stresas, tai taip gali būti problemų, kuriant šeimą gali susidurti su vaisingumo problemomis. Vyrams ar vyrų vaisingumui turi įtakos gliukozės padidėjimas, pasirodo tyrimų tokių, bet vėlgi
tik tais atvejais, kada aukšta yra glikemija, dėl to, kad yra pirmo tipo cukrinis diabetas. Bet jeigu ilgą laiką blogai kontroliuojamas diabetas, aukšta gliukozė, vėlgi per tą oksidacinį stresą, blogėja spermatozoidų judrumas ir gali dėl to būti vaisingumo problemos. Vienas žiauriausių mitų apie pirmo tipo diabetą, kad tokios moterys neturėtų gimdyti. Dar prieš keliolika metų tuo tikėjo ne tik žmonės. Kartais tai buvo sakoma ir pačioms pacientėms. Ir Skaistė tą girdėjo taip pat. Apie vaikus man buvo pasakyti, ilgai netemk. Bet aplinkybės kažkaip taip susiklostė, kad tas netemk prasitęsė iki 34. Aišku, pirmas vaikas. Buvo labai baisu, tikrai, nes dar labiau susiaurėja tau leistinos ribos, labai visi gąsdina, kad tikrai labai prisižiūrėk, o aš nebuvau ta, kuri turi gerą valią, tinkamai valgo ir viską daro gerai. Tai buvo labai ne tai, kad sunku, bet baisu, bet pas gydytojus tikrai tuo metu prižiūri, labai dažnai ne. Ir viskas buvo gerai. Kad jūs sergate diabetu ir jūsų vaikai sirgs, arba kad jūsų vaikai bus apsigimę, tikrai ne. Bet visada yra bet. Dėl to labai svarbu yra planavimas. Planavimas leidžia užtikrinti gerą cukraus kontrolę. Planuojančios moteris. Moteris turi pasiekti gerą glikemijos kontrolę, planuodama nėštumą. Bent jau 6-3 mėnesius iki pastojimo. Vadinasi, jinai turėtų išsitirti, pasižiūrėti, ar tikrai yra tikslinėse ribose. Nėštumo metu yra griežtesnės ribos, tai jau turėtų planuodama nėštumą siekti, kad gliukozė nuo 3,5 iki 7,8 milimolių būtų daugiau nei 70% laiko. Glikozilintas hemoglobinas, kuris parodo taip pat ilgalaikę glikemijos kontrolę, turėtų būti mažiau 6,5%. Paprastai mes jom duodam užduotis palaikyti cukraus kiekį dar mažesnį. Taip kaip sveiko žmogaus ribose, su tikslu, kad jos ateitų į nėštumą su kuo geresnė diabeto kontrolė, nes dėja cukraus aukštas kiekis vaisiui duoda poveikį. Cukrus augina, tiksliau veikia vaisiaus kasą. Vaisiaus kasa pradeda gaminti daugiau insulino, nes jinai ginasi nuo mamos per aukšto cukraus, o insulinas veikia kaip augimo faktorius ir tie vaikučiai auga dideli. Jie ir dažniau šlapinės, atsiranda vaisiaus vandenų daugiau, vaisius ir po to kūdikius, kuris gimsta, jis būna stambesnis, tai vadinama vaisiaus makrosomija. Tai va čia yra pakankamai dažna komplikacija moterų, kurios ateina į nėštumą nepasiruošusios. Jeigu nepavyko tai pasiekti, nereikia nusiminti, tiesiog reikia užtikrinti kontracepciją ir pasitarti su gydytoju, su slaugytoja diabetologė, kur yra problema, ką dar galima padaryti, kad koreguoti glikemiją. Ir pasiekus gerą glikemijos kontrolę, išsityrus akių dugną, jeigu akių dugne yra pakitimai, reikėtų vėlgi imtis gydymo priemonių iki nėštumo. Ir tada galima planuoti. Jeigu aš planuoju, aš einu pas endokrinologą, aš susitvarkau savo cukraus kontrolę dar geriau, aš planuoju savo nėštumą ir su ginekologu įsivertindama, kokius maisto papildus galiu vartoti, kad save apsaugotų, kad būtų kuo geresnės išeitis. Daugelis žmonių po diagnozės pradeda gyventi su viena tylia baime. O jeigu mano vaikas irgi tai patirs? Tačiau gydytojai šiandien sako aiškiai, pirmo tipo diabetas nėra nuosprendis tavo vaikams. Tai nėra didelis procentas. Didesnis procentas yra, jeigu abudu tėvai serga pirmo tipo cukriniu diabetu. Jeigu mama serga pirmo tipo diabetu, tai dar nereiškia, kad sirgs ir vaikas. Skaistė šiandien augina 3 sveikas mergaitės. Ir tai turbūt stipresnis argumentas už bet kokią statistiką. Pirma mergaitė gimė šiek tiek didoka, bet neturėjo kažkokių, ką būtų galima vadinti cukrinio diabeto komplikacijomis. Tai atitiko normas, taip pasakysiu. Tada ryžausi dar vienam, gavau 2. Kai man pasakė, kad tai bus dvyniai, tai buvo išvis šokas, nes tau diabetas, tau 36 jau kaip ir link rizikos zonos ir dar sako 2.
Aš tik paklausiau, čia įmanoma, kad taip bus, viskas bus gerai, sakė, laukia. Ir iš tikrųjų viskas buvo gerai. Į galą pradėjo kilti spaudimas į pabaigą nėštumo, kas dažnai būna, net ne tik su diabetu būna, bet pradėjo kilti spaudimas, tuo metu cukrus taip 8 pasiekdavo, kas jau ne visai gerai, ir nusprendė, kad tiesiog mėnesių anksčiau ir užbaigė. Ir viskas gerai, sveikos mergaitės, mažytės, jos tokį palyginus su pirmąja buvo visiškai labai mažytės, bet jos sveikos, šiek tiek cukraus lygis buvo nukrytas kraujyje, bet labai greit atidavė man ir dabar jau 3 ir 5 metų sveiki vaikai. Yra pas mus porų, abu partneriai turi diabetą, jų atžalos turi diabetą irgi, tikimybių jų visada yra ir net ir sveikom porom susilaukti vaikučio, kuris susirgs diabetu, yra. Žinutė, kurią mes tiesiog galbūt turėtume siųsti savo pacientam, kad tikrai, jeigu aš sergu diabetu, tai nereiškia, kad aš negaliu planuoti šeimos ar įsileisti baimių, bet gyvenimas sudėlioja viską taip, kad žiūrėk, ir poros turi, abu sergantis diabetu, turi puikius sveikus vaikučius. Taip, poros yra abi sveikos, vyras sveikas, mama sveika, o yra vaikutis sergantis diabetu. Taip, pirmo tipo diabetas gyvenimą pakeičia, bet šiandien jis nebėra nuosprendis žmogui, kuris nori gyventi, kurti šeimą, turėti vaikų. Didžiausia klaida čia ne pats diabetas, didžiausia klaida – baimė ir gyvenimo atidėjimas vėlesniam laikui. Rekomenduočiau nepanikuoti, o planuoti, pasiruošti. Ir tikrai slaugytojų diabetologų, gydytojų endokrinologų ir akušerių ginekologų pagalba susilauks sveikų vaikučių. Technologijos keičia kontrolę, mokslas artėja prie naujų gydymo metodų, o žmonės, kurie anksčiau bijojo turėti vaikų, šiandien augina šeimas.